Kaip greitai ir nesudėtingai kurti Instagram karuselės, žinoma, pasinaudojus dirbtinio intelekto pagalba. Ir aš jums rekomenduoju, ką ir pati naudoju, tai programa Gamas, kurios pagalba galima kurti ne tik tais Instagram karuselės, galima kurti ir istorijas, galima panaudoti ir Reels kūrimui, galima kurti ir skaidrę savo pristatymams, galima kurti netgi svetainės, galima kurti ir atvaizdus pasinaudojus dirbtinio intelekto pagalba. Ir šiandien aš jums parodysiu, trumpai apžvelgsim, kaip galima kurti Instagram karuselės su šia programa. Aš pasidalinsiu nuorodą, jūs prisiregistravę užeisit į pagrindinį langą, pas jūs čia bus tuščia ir ieškokit mygtuko sukurti naują AI. Persijungkit lietuvių kalbą, jeigu jums bus sunku suprasti angliškai. Lietuvių kalba, kaip matot, yra. Paspaudus šį mygtuką, jūs perkels į kitą langą ir čia jūs turėsite vėl 3 pasirinkimus. Jūs galėsit importuoti failą su duomenimis, iš kurių norite kurti ar tai skaidrės, ar Instagram karuselę, ar paprasčiausią PDF galbūt failą, Word failą, arba per URL. Jeigu pasirinksite vidurinį šį mygtuką sukurti, tai jūs pereisite į dar sekantį langą, kuriame jūs galėsite kurti informaciją pasinaudoję pačiu dirbtiniu intelektu. Tai jeigu jūs parašysite, ko jums reikia, parašysite teisingą promptą, ko jūs norite, duosit kažkokią instrukciją, tos instrukcijos pagalba jums sukurs tai, ko jums reikia. Jeigu jūs, kaip šiuo atveju, aš dabar su jumis dalinuosi, kaip kurti Instagram karuselės, jums reikia pasirinkti socialinis. Čia yra tinklapio kūrimui, čia yra dokumentų kūrimui, o čia yra socialinis. Paspaudus socialinis, jūs dar nustatot portretą, kad būtų ne kvadratinis, ne? O čia istorijas galit pasirinkti, jeigu kursit istorijas. Bet jeigu karuselėms pasirenkame portretą, nedaugiau 10 kortelių, kadangi pas mane ši programa yra išpirkta, ji yra šiaip mokama, bet jūs gausite kažkiek kreditų nemokamai, tikrai pakankamai ir nemokamų kreditų duoda. Jums bus galimybė, man atrodo, iki 10 ar iki 12 kortelių, dabar jau nebepamenu, duoda nemokamai. Bet Instagram karuselėms galima tik 10 kortelių, ten daugiau ir netelpa. Pasirenkate 10 kortelių arba mažiau, pasirenkate, nepamirškit, lietuvių kalbą arba kokią norit kalbą ir čia parašot promptą, instrukciją, apie ką jūs norite turėti informaciją, kokias korteles, kokią informaciją norit matyti. O čia mes turim užklausų pavyzdžius, kuriuos dabar ir pasinaudosim. Pavyzdžiui, turinio kalendoriaus gudrybės perdegusiems kūrėjams. Paspaudžiam, pasirenkam ir sukurti kontūrą. Paspaudžiam sukurti kontūrą, čia kuriamas dabar tekstas, kurio mes nedavėm, o dirbtinis intelektas pats iš tavęs kuria tą tekstą. Iš tavo proto, sakykime, iš savo smegenų. Mes pasirenkame tada temą, čia galit pasirinkti daugiau temų. Pasirenkame tai, ką turim, aš parodysiu daugiau, nes aš ne čia kuriu, bet aš parodau daugiau galimybių, čia galit pasikurti, nustatyti arba minimaliai, kad būtų to teksto arba daugiau, galite aprašyti vaizdo stilių ir toliau, pavyzdžiui, kurti. Bet mes dabar nekursim, aš rodysiu, kaip aš kuriu. Aš kuriu pagal iš anksto paruoštą tekstą ir naudoju patį pirmą. Tai čia mano tekstas jau yra paruoštas, kaip naudotis ChatGPT, kad gautum būtent tai, ko tau reikia. Aš turiu paruošusi jau visas skaidres. Dabar nukopijuosim ir įkelsim čia. Taip pat pasižiūrim nustatymus, socialinis, portretas. Čia galima pasirinkti, kiek naudoti to teksto, galit sutrumpinti, generuoti kažką iš užrašų, apibendrinti, jeigu ten ilgas tekstas, arba išsaugoti tiksliai tai, kas yra parašyta. Aš noriu, kad išsaugotų visą tekstą tai, kas yra parašyta, pasirenkame čia ir tada einam prie jau generavimo visų kortelių. Čia dar galima pasižiūrėti lietuvių kalbą nustatytą. Čia vėl galima sumažinti minimaliai, bet aš noriu, kad mano visas tekstas būtų, ne? Čia galima parašyti kam, jisai pats jau supranta, perskaitė, kokį tekstą aš daviau, jisai parašė žmonės norintys efektyviau naudotis ChatGPT, aš galiu dapildyti, aš galiu toną dapildyti, bet man pakanka, informuojantis, praktiškas, motyvuojantis, vaizdai.
Galima parašyti vaizdo stilių, kokio norit, formatas, ane, socialinis, portretas. Visi nustatymai taip. Ir tada spaudžiame tęsti. Čia pasirenkame temą, pavyzdžiui, kokią norim. Mano spalvos yra raudona, balta, juoda. Tai pavyzdžiui, aš pasirinksiu šiuo atveju raudoną ir spaudžiame sukurti. Dešinėme kampe aukštai spaudžiam. Ir kuriamos mūsų kortelės. Labai tikrai paprasta. Kaip matot, nieko sudėtingo. Galima koreguoti ir tekstą, galima koreguoti ir paveikslėlius. Jis dabar mums parinks. Jis orientuojasi į tekstą, kurį aš jam daviau ir pagal tą tekstą bando parinkti mums tinkamus paveikslėlius. Bet jums visada išlieka galimybė viską koreguoti, perdaryti pagal save dar. Tai jis jau viską sukūrė. Paspaudus, galit iš karto koreguoti, galit trinti, perkelti. Čia galima, žiūrėkit, dabar yra aukštai nuotrauka, mes galim parinkti, kad ji būtų iš šono, iš kito šono. Kortelės spalva, pavyzdžiui, raudona kortelė, juoda. Turinio derinimas. Čia yra daugiau visokių nustatymų, čia dar matysit šone įvairius nustatymus, panaršykit, pasižiūrėkit. Lygiai taip pat galite keisti nuotrauką, paspaudus, pavyzdžiui, ant nuotraukos, paspaudus 2 kartus mums atsidaro dar vienas langas. Mes galim pagal jo siūlymus čia, kas yra, nepakeisti, kas jau yra įdėta, mato, čia nuotraukos visos rodomos. Tada galim perrašyti promptą, jeigu jums nuotrauka nepatinkat, einat į ChatGPT, parodot, kas yra pavaizduota, arba siunčiat savo tekstą, prašot parašyti promptą ir jums sugeneruos, bet už kiekvieną promptą, žinokit, nuima kreditų. Tada galima įkelti savo, pasirenkate ir paprasčiausiai įkeliate iš savo turimos nuotraukos. Jeigu jums nesimato, pavyzdžiui, galvos, va čia yra toksai kaip taikinys, paspaudus, jūs nurodot, kur turi matytis daugiau, ir ta nuotrauka pavažiuoja žemyn ir mums matosi jau galva. Peržiūrit, pasikoreguojat kaip reikia ir tada spaudžiate 3 taškiukus, spaudžiame eksportuoti ir eksportuojam. Čia visos kortelės, iš karto visas galite eksportuoti. Eksportuojam PNG. Viskas eksportavosi. Jis eksportuojasi suzipintas failas, matot? Dešiniai pusėje čia rodau. Suzipintas, jį reikia išzipinti. Arba galit pasirinkti, kokią kortelę. Pasirinkti, parašyti. 3 kortelę. Pavyzdžiui, jūs atsisiuntėt visas korteles ir pamatėt, kad viena kortelė yra dar su klaida. Galite įeiti, pataisyti tą klaidą ir nustatyti, kad būtent tą kortelę atsiųstų. Eksportuoti. Va čia pasirenkat pirmą. Ir eksportuoti. Aš manau, kad taip trumpai pakanka informacijos. Jeigu kažkas neaišku dar, galit klausti. Įrašysiu galbūt daugiau arba atsakysiu tekstu. Sėkmės!